Jau sveiki visi amigos, aš Enzo Hokage ir šiandien turiu gerų naujienų. Naujas Monbozų update'as jau išeis greitai, kas dar seka šitą žaidimą ir ką domina ir kas galbūt mąsto sugrįžti, bus dabar geriausias momentas tai padaryti, nes už kelių dienų išeis naujas update'as, kurį mes baršoksime, pažiūrėsime visas naujas nuotraukas, viskas kas naujo bus ir yra pilna dalykų, kas ateis. Tada nepamirštam pasubscribinti gaming kanalą ir šaunam, pasižiūrėsime viską, kas ateis naujo. Ok, tai pirma, bus update'as pavadintas Championship update'as, kuris išeis gruodžio 19 dieną, dabar aš kai rekordinu yra 16, tai už kelių dienų vos ir yra pilna nuotraukų parodančių, kas bus gero. Matome iš tos, kad yra atsiras jau liftas, tas, kuris yra shop'e jau ilgą laiką, turėsime liftą savo garažą ir aš realiai tik vakar sužinojau, kad ateis update'as, nes visai buvau pamiršęs apie šitą serverį. Ir tada antrą turime Wide Body kitą. Šitas dalykas, aš manau, jau tiek laiko nuo pradžios Monbozų tiek daug kas laukia šito dalyko ir pagaliau jis bus, aš manau, aš jį net ant kiekvieno bemso tikrai užsidėsiu greičiausiai. Tik įdomu būtų, jeigu iš šono apsižiūrėti, kaip jis iš tikrųjų atrodo. Tada mes turime Championship'o Dragslick. Realiai tiksliai net nežinau, kas tas Dragslickas yra, čia galbūt kažkoks drifto, nežinau, padangos matau naujos yra. Nežinau, čia ta mašina, aš kiekvieno jinai čia yra, nesuprantu, čia nauja mašina, kas čia yra. Ir tada mes turime Adjustable Steering Rack. Šiaip tas ratas labai keistai atrodo, vat įdomu bus, kaip jisai pačiam žaidime, tarkim, veiks šitas dalykas, tipo, bandys išimti posūkį ir jisai, tipo, vat, neįsivaizduoja. Šiaip yra toks dalykas, kaip aš manau, galbūt čia makes no sense, bet galbūt dabar, kai jisai užsilenkia tiek, galbūt tu gali pats maždaug nusiteikti, kaip tu nori, kad tavo mašina būtų arba galiniais varoma, arba priekiniais. Jeigu, tarkim, va tokius uždėti ratus į galą ir tada jisai turėtų labiau užsinešti ir tuo pačiu tiesiog būtų labiau tokia galinė varoma mašina. Ir ką turim policiją. Policija per Monbozų dabar išeis. Atsimenu anksčiau, kažkas, kai tik pradėjau žaisti, ten kažkas žmonės buvo kalbėję apie kažkokią policiją, kad tipo yra žaidime, nors tiesiog buvo mitas, bet jau po tiek laiko iš tikrųjų išeis policija per Monbozų. Ir vat įdomu, kaip jinai veiks. Ar jinai tiesiog tu važiuosi, tarkim, didesniu greičiu, tau tiesiog pareis bauda ir viskas, ar jisai pradės tave, tarkim, nežinau, gaudyti, bet manau, pačiam gameplayui bus tikrai pavairinsi ir bus įdomiau. Kita mes turime didesnius diskus. Šitie ratlankiai, oh my god, jie taip gerai atrodo, aš juos tikrai dėsiuosi. Visų pirma, jie yra didesni ir visų antra, jie yra žiauriai gerai atrodantys. Čia tokie kaip monoblokai. Čia dar ir pačios padangos, jos kažkokios tipo mažytės, nežinau, kažkokios. Tada turime VIP rūmą, kuriame bus naujų dekoracijų, kažkokių dalykų ir dar car partų bus juose. Visų pirma, kas ten gero yra jame. Ir visų pirma, kaip tu tą VIP rūmą atsirakini? Čia galbūt reikia gal su tą pardavėją kažkiek laiko, padaryti tą pokalbį iki ten 50 ar kažkas tokio. Ir tada išėjo vakar, aš dar net nespėjau šitą peržiūrėti, 50 000 litrų tankas tiesiog. Nu, čia tai jau kaip... Nu, atrodo žiauriai atrodo, bet pačiam bizniui, manau, tikrai neblogas dalykas, bet atrodo tai žiauriai čia toksai. Na, va, bet pažiūrėjom laiką, čiks. Bet iš nuotraukų kažkas tokio prikėlė pilną, aš realiai tik vakar apie šitą sužinojau. Dabar peršokam, pažiūrėsime, kas yra surašyta. Tik aš viską persirašęs į lietuvių kalbą, kad būtų paprasčiau. Mes turime čempionato update'ą, daugybę lenktynių renginių, dragas, lenktynės ir bekelėnų tipo offroadas, pridėtas automobilių keltuvas pardavimui, taip šitą matėme per tą, pridėtos drag lenktynių padangos, naujas 50 000 litrų talpos vandens bakas Sugarshacke, pridėtos vairavimo traukės plus reguliuojama leidžianti keisti vairavimo kampą ir greitį, patobulintas stabdymas, stabdžiai tapo galingesni, ypač rankinis stabdis. Pardavėjai dabar parduoda lauko sutintuvus rinkiniais 10, 20, 30 km už šiek tiek didesnę kainą, kurie pristatomi tiesiai į bunkerį. Šitas visų pirma yra žiauriai didelis dalykas, nes aš jau pagaliau galėsiu pasakyti savo bunkerį pilnai. Policija draugystė su Eriku dabar sutikė kažką pasiekus spam taškų Eriku. Kas tas Erikas? Didesni ratlankiai su mažo profilio padangomis, nauja VIP zonos aukštos klasės baldais, automobilių dalimis ir daugiau dekoracijų. Pridėtas visiškai naujas originalus dužintuvo vamzdis, pridėtas automatinis dekoravimo įvykis pagal esamą datą. Bus kaip sniegas ir panašiai tokie dalykai, ar kas? Tekantis vanduo namuose ir lenktynių trasų. Ai, tas vanduo, kur tarkim, tualetą jisai dabar bėgs, nežinau, ką aš su juo veiksiu, bet, nu, tarkim, ir pridėta daugiau statinių pardavimui federacijoje. Tai va tiek yra naujų dalykų. Visų pirma, naujo update'o nebuvo jau tiek laiko, jau atrodo virš metų ar kažkas tokio nebuvo update'o, bet pažiūrėsime, ką naujo suteiks. Manau, turėtų visai būti didelis update'as. Visų pirma, prasidės streamai šitam kanale, greičiausiai apžiūrėsime
galbūt netgi streamų metu update'ą, nusipirksime naujų dalykų ir aplamai tiesiog bus streamai šitam kanale. Tai bus visokie Mombozų, Samerkara, gal farmingą, šiaip kokius žaidimus. Ir ką, amigos, dabar tiesiog apžiūrėjome update'ą, 19 dieną išeina, bus pilna kontento iš Mombozų dabar. Ir kodėl aš matau, kad pas mane ratlankis yra skiriasi, vienas juodas, kitas tas, bet okei. Jei patiko vidosas, nepamiršom kaip visada paspausti laiką, subscribe ir kaip visada sutiksime naujose vidose.